Pradžioj buvo kalbos, kaip visad pas mus, dūmas ore, o po kojom purvas. Vienas pasakė, reiktų suoliuko, kiti tik šypsojos, nu jo gudrus. Palaikymo nulis, tik juokas per šoną, kas čia tau duos, kas čia darys. Visi norėjo turėt, kur prisėsti, bet ne vienas nenorėjo pradėt. Ir liko vienas toks atsiskyrėlis, ne ponas, ne šventas, tik žmogus su mintim. Pasitarė su Zose tyliai ūkiškai, ką darom, kad čia nebūtų taip tuščia. Tada kreipėsi į parko baldus, nemandrai, ne išdidžiai, paprastai. Ir jie išklausė, ir jie atsakė, ne pažadais tuščiais, o žmoniškai. Valdyba palaimino šitą reikalą, kelias atsivėrė, viltis pajudėjo. Parko baldai suoliuką padovanojo, ne dėl garbės, dėl gero darbo. Bet dar reikėjo ne tik kalbų, reikėjo rankų ant kelių darbo, reikėjo šiukšlinės vietos tvarkos, kad viskas stovėtų ne iki pirmo vėjo. Iš kalbų gimė suoliukas, iš pašaipos mažas darbas, iš vieno noro, kelių gerų rankų ir aukštesnės jėgos plano. Tada bendruomenė skilo per pusę, keli prisidėjo, keli pastumėjo. Vieni davė eurą, kiti davė žodį, o dauguma tyliai šone pastovėjo. Bet užteko tų kelių, kurie daro, ne tik burba ir žiūri pro langą. Vienas stūmė, kitas padėjo, trečias atėjo su įrankiu rankoj. Saulius prisuko ankerius, kad suolas stovėtų kaip reikalas, ne ant pažadų, ne ant pasakų, o ant betono, varžtų ir darbo. Ir dabar jau visi šypsosi, dabar jau visiems patogu. Kai suoliukas stovi vietoj, lengva sakyt, čia mūsų. Bet gerbkit suoliuką griežtai, čia ne vieta bet kam. Jokių narkotikų, jokio alkoholio, jokių paleistų visių čia nebus. Čia vieta žmogui nurimt, čia vieta sveikimui ir šviesai. Čia šventa maža oazė, kur galima atsikvėpt blaiviai. Ačiū parko baldams už širdį, ačiū valdybai už leidimą. Ačiū tiems, kas prisidėjo, kas davė eurą, laiką ar ranką. Ir tegul šitas suoliukas primena, kai vienas žmogus nenuleidžia rankų. Net iš juoko, purvo ir tylos gali gimti geras darbas tarp savų.